Sveiki gyvi, leidžiamės į mūsų antruosius pliurpaliukus. Tai šį kartą pasikvietėm į svečius mūsų trenerį Raimondą Zakarį. Kaip tik praėjo beveik savaitę, kaip vyrai susikrovė lagaminus ir išvažiavo į Ispaniją praplėsti akiratį. Ir Tornado krepšinio mokykla turėjo labai gražią tradiciją, kada treneriai ir direktorius lanko įvairias šalis, įvairių šalių jaunimo sistemas. Ir jiems teko būti jau ir Madrido Realo sporto bazėse, ir Barcelonos sporto bazėse, taip pat aplankė Vokietijoje Berlyno Alba ir mūsų dažnus turnyrų draugus Šarlotenburgo sporto bazės. Deja, pandemija buvo šitą gražią visą tradiciją sustabdžiusi ir džiaugiamės, kad šiemet vėl pavyko kolektyvui išvažiuoti ir prieš savaitę jie išvyko į Ispaniją. Tai gal nuo to ir pradėkim, kad pirmas sustojimas buvo Valencijoje. Tai ką pamatėte tokio, ko galbūt nėra pas mus, kas sužavėjo? Supratau, tai laba diena visiems. Gal pradėčiau nuo to, kad visų pirma noriu padėkoti gerbiam mūsų mokyklos direktoriui Dainiui Čiprinskui už jo tokią puikią iniciatyvą, kad mokykla gali suleisti išvežti ne vieną trenerį, mūsų buvo iš viso kaip 6 vyrų, kaip sakyt, komanda jo, direktorius ir 5 treneriai. Tai tikrai turėjom puikų laiką, kaip sakyti, puikios sąlygos buvo visiems kartu keliauti, būti kartu. Nu ir kaip minėjot, pirmas sustojimas buvo Valencijoje, tai gal didžiausią įspūdį paliko ne tik man vienam, bet visiems. Tai pati bazė, kaip sakyt, pats kompleksas, jeigu nesuklysiu, berods 6 ar net 7 jo aikštelės jo, ir viena yra pagrindinė, kaip pavadinkim, žaidybinė salė. Be to šalia dar daug lauko krepšinio aikštelių, netgi treniruotės vyksta senoje Valencijos, kaip sakyt, arenoje, kur žaidė Eurolygos komanda. Ir visai nesenai yra pastatyta irgi šalia naujoji arena, dėja tik ją nepavyko patekti dėl politinių sumetimų. Tai turbūt tas ir paliko tą didžiausią įspūdį, ta pati bazė, sąlygos vaikams, kaip sakyti, visas kompleksas, ko galvoju, analogų Lietuvoje neturime tikrai. Jums teko stebėti ne tik treniruotės, bet ir rungtynės. Tai kaip treneriui, kas labiausiai užkliuvo, ar pamatėt kažką kitokio negu tai, ką turim Lietuvoje? Kažkokio didelio skirtumo gal nežvelgčiau, bet vien tas pats faktas, kadangi komplekse, kaip minėjau, 6 salės, tai jau pačios grupės vaikų, ten nėra jos perpildytos, bus po kokius, nežinau, 10, 12, 15, nesvarbu, ar bus mergaitės, ar berniukai. Gal toks kertinis momentas, kad su ta grupė dirba tikrai ne vienas treneris, o dirba 2 ar net 3, ar imkim ten virtreneris ir kažkokie asistentai, pagalbininkai. Tai manau, tuo metu procesas tikrai vyksta daug sklandžiau, imkim, lyginant su mūsų lietuvių mokyklom, kur grupės yra daugiau vaikų ir kažkur pasiskirstę po miesto kitas sales ir tikrai nėra lengva vienam treneriui suvaldyti 20 ar 30 vaikų grupę, lyginant su Ispanija. Tai čia, manau, būtų pagrindinis skirtumas. Procesas vyksta tikrai sklandžiau ir produktyviau, galvoju. Gal kada nors dar gyvensime kito. Labai tikiuosi. Taip, kitas sustojimas buvo Alicante. Kas šiame klube paliko didžiausią įspūdį? Alicante, mes kai grįžom iš Valencijos Alicante, tai teko lankytis rungtynėse, Ispanijos antrosios lygos, kaip čia būtų nacionalinė krepšinio lyga jo. Tai žaidė berods vietinė komanda su ten, nuimkim, 4-5 vietos turnyrė lentelė komandos. Ažiotažas didžiulis, imkim. Pati salė, arena, vadinkim, gal kaip palyginčiau su senąja mūsų Kauno sporto hale, gal dar net senesnė, bet kas liečia pačią, ne organizaciją, bet patį vaibą, taip vadinamą, tai tikrai visus sužavėjau, kokie, nežinau, 4-5 tūkstančių žmonių. Kaip sakyti, pats krepšinis, rungtynių kokybė nebuvo jau pačio aukščiausio lygio, buvo tikrai daug broko, bet tas rungtynių visa, kaip sakyti, eiga ir visa atmosfera tikrai visus labai sužavėjo. Kalbant apie vaikų krepšinį ir ne tik dabar apie vaikų, nes RKL irgi turim tą taisyklę ispaniškojo krepšinio, greitas įsimetimas, greitas tempas, sprendimai.
Tai jūs Ispanijoje galėjot stebėti tą originalią versiją viso to. Ar labai skiriasi nuo to, ką mes dabar žaidžiam Lietuvoje? Jeigu atvirai, pats jau su savo vaikais tai patiriu 2 metus ir labai tą taisyklę džiaugiuosi, labai pripratau ir galvoju, kad jinai toliau turi tęstis ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Tai kadangi tai pats atlieku, tai kažko labai ypatingo ne, bet gal pasakyčiau, kad dar daugiau visi įpratę, tiek vaikai, tiek vyrai ir mažiau diskusijų su teisėjais, visi žino, kada bėgti į autą, kada išsimės kamuolį draugui ir tiesiog viskas vyksta sklandžiai, taip kaip turėtų būti ir veikia tai jau labai senai. Supratau. Tai paskutinis klausimas būtų, kokią naudą, kaip galvojat, duoda treneriam visos tos kelionės tokios? Tai vėlgi su kolektyvu, kaip sustinki, kur darbe, treniruotėse, rungtynėse, o čia atitrūkom nuo savo kasdienybės, nuo treniruočių, nuo rungtynių, turėjom laisvo laiko, galėjom tiesiog stebėti procesą, treniruotės, rungtynės kaip žiūrovai, kaip sakyti, ir tuo džiaugiamės, nes kaip vienė kolektyvą, dar kartą pasikartuosiu, ačiū Dainiui, kad sugeba mus, kaip sakyti, suvienyti dar kitokiu būdu ir nuvežti kelionę. Tai labai džiaugiuosi tuo ir labai linkiu ir tikiu, kad tos kelionės gal net kasmet, gal kas į porą metų kartą vyksta. Sekant, nežinau, kalbėjom su treneriais, kad koks Paryžius būtų įdomu, arba direktorių traukia per dantį, kad Dubajuje atsirado krepšinio klubas, tikrai visi norėtų į Emiratus suskristi. Tai tuo ir palinkėsiu, gal kada taip įvyks. Tikėkime, taip ir bus. Ačiū visiems, kas klausėt ir iki kito. Ačiū. Iki kito video. Iki.